Braškytė, pyragėlė, uogytė, didmiestyje. Siek auksinės uogytės. Gyventi didžiojo obuolio mieste nuostabu, nes čia nuolat vyksta kažkas smagaus. Pavyzdžiui, šiandien Berryworks'e vyksta auksinės uogytės konkursas. Nežinau, kas tai yra, bet skamba įdomiai ir aš laimėsiu. Klausykit, visi liečiat auksinio uogytę. Jei nutrūks fizinis kontaktas, iškrentat. Tas, kas liks ją liečiantis paskutinis, laimės slaptą prizą esantį viduje. Trys, du, vienas. Pirmin. Liekam tik mes. Mes nuostabios. Jau pasiduodi? Niekada. Kaip manot, kas yra jos viduje? Nesuskaičiuojamas kiekis knygų. Man reikės daugiau skirtukų. Knygos? Negali būti. Ten Kiyosaki dviratis. Atleiskit. Kiyosaki niekaip netilptų į tą uogą. Bet kas tilptų? Spindinčios uogytės. Jų pakaks, kad pabaigčiau savo geriausią išradimą. Mašina, mašina. Mašina, gaminanti mažesnės mašinas. Ką? O ką daro mažesnės mašinos? Papasakosiu vėliau. Manau, kad prizas tobula daina. Tai viduje dainininkas? Ne, tik daina. Laimėtojui ji pagros vieną kartą, o tada išnyks amžiams. Įdomi teorija. Ką manai, braškytė? Pabarstukai. Ne. Šokolado drožlės. Ne. Pabarstukų drožlės. Arba kokosų drožlės su braškyte. O, tiek to. Reiškiasi, nugalėtoja mėlynė. Aha. Šis balandis toks įdomus. Be aiškaus nugalėtojo prizas atitenka vedėjui. Ne, manau, kad laimėjo jis. Frappė ten buvo visą laiką. Kaip mes nepastebėjom? Tu sakei, kad paskutinis ją liečiantis laimės. Gerai, varlė nugalėtojas. Pažiūrėkim, kas viduj. Tai dovanų kuponas. Į guavas pavą. Tai tikrai nuobodu. Malonu? Gal ir nesvajojame apie dovanų kuponą, bet gal Frappė norėjo kaip tik to? Kodėl varlė norėtų spa dovanų kupono? Išvertė Violeta Cibulskaitė, įgarsino Inga Šalkauskaitė, garso režisierius Mantas Kazla, TV Lingva.